Sveiki. Praėjusį kartą pasakojau, kad balansas turi dvi dalis, tokį labai banalų dalyką. Yra turtas arba aktyvai ir yra kapitalas arba pasyvai. Kapitalas plus įsipareigojimai. Ta reikia akcentuoti lietuvių kalboje, nes užsienį visur yra paprasčiau. Aktyvai, pasyvai. Tai buhalterijai turtas yra visada lygus kapitalui ir įsipareigojimams. Kitaip tariant, mūsų turtą finansuoja mūsų kapitalas ir įsipareigojimai. Gyvenime, ačiū Dievui, gali būti kažkaip kitaip. Ir mūsų užduotis yra susirasti tą labiausiai mums priimtiną balansą. Ir jeigu mes turim turtą, gyvenime lygiai taip pat. Jeigu turim turtą, mes turim įsipareigojimus. Imkim paprasčiausią pavyzdį, mes turim namą, tai mes turim ir įsipareigojimą jį remontuoti, valyti, prižiūrėti. Mes turim mylimą žmogų, mes turim įsipareigojimą juo rūpintis, apie jį galvoti, tai nebūtinai įsipareigojimas įvardintas, tai tiesiog yra mūsų skiriama jam energija. Ir mūsų asmeninė laisvė ir mūsų asmeninė laimė priklauso nuo to balanso, kurį mes savo viduje nusistatom. Ar iš tikrųjų tas materialus ir nematerialus turtas yra vertas to kapitalo ir tų įsipareigojimų, kuriuos man gyvenime tai kainuoja. Dabar apie pačius pinigus, ar ne? Kalbant. Tikrai esat girdėję posakį, kad pinigai labai mėgsta būti skaičiuojami. Ir aš galiu tą tikrai patvirtinti per visus tuos daugybę metų, kuriuos dirbu su pinigais, kad jie tikrai labai mėgsta būti skaičiuojami. Ir jie dauginasi ir veisiasi ten, kur juos mielai skaičiuoja. Ir dažnas iš mūsų mėgsta savo meluoti, ypatingai tie, kurie nelabai draugauja su savo finansais, mėgsta savo meluoti, kad aš nedraugauju su skaičiais. Tai vat jeigu jūs pakartojat savo šitą dalyką dažnai, tai turėkit minty, kad nedraugaujat su skaičiais, tai reiškia nedraugaujat su pinigais. Jūs tiesiog kartojat nereikalingą mantrą, kuri šiaip jau yra melas. Nes su pinigais ir su skaičiais jūs tikrai draugaujat. Jeigu taip nebūtų, tai jūs nesugebėtumėte apsiskaičiuoti, kiek laiko jums reikia nuvykti į mokslus, į darbą ar ten bet kokį iš taško A į tašką B, kiek jums vakarienį reikia nusiskusti bulvių, kiek jums reikia, nežinau, bet kokį pavyzdį, kiek jums reikia sverti, kad jūs gerai jaustumėtės ir panašiai ir panašiai. Tai yra begalybė skaičių, kuriuos mes kiekvieną dieną, kiekvienas apdorojam ir prasukam savo mintyse. Ir jūs juos visus puikiausiai suprantat, su jais draugaujat, tai labai rekomenduoju tą melagingą mantrą, kad aš nedraugauju su skaičiais, o tuo pačiu tai reiškia nedraugauju su pinigais, tiesiog imti, išinstaliuoti ir išmesti. Jinai jums nieko gero neduoda, jinai atneša tik tai žalą. Antras populiarus savo melas yra, aš nesuprantu buhalterijos ir niekada nesuprasiu. Tai vėlgi melas, kuris jums yra žalingas, nes, kaip jau praeitą kartą minėjau, mes kiekvienas gimdamas atsinešam 2 pusrutulius. Kiekvienas tas pusrutulis, jeigu lig šiol nežinojot, turit savyje komponentę, tai yra po buhalterį. Kiekvienas iš mūsų jau gimdamas gaunam į mūsų komplektaciją įeina 2 buhalteriai. Vienas yra racionalus, kitas labai meniškas. Ir nežinau, kam čia padėkoti švietimo sistemai ar tiesiog susiklošiusiai nuomoniai. Vieną iš tų buhalterių mes nugesinam. Tiesiog aplinkos turbūt labiau įtakoti, nors jie abu gimsta pas mus, atsiranda pas mus jau sveiki, bet vieną iš jų mes nugesinam. Pas vienus būna nugesintas pragmatikas, pas kitus būna nugesintas menininkas, bet esmė yra ta, kad jeigu mes turim 2 kojas ir su jom vaikštom ir vienos kažkodėl tai neatsisakom, kodėl mes tą darom su savo asmeniniais buhalteriais. Tiesiog pamąstymui klausimas. Nes kas vyksta, jeigu pas jūs yra labai aktyvus meniškas buhalteris? Tai jis jums prikuria nereikalingų gražių vaizdų, pernelyg optimistiškų, jo paklausę jūs priimat kažkokius neracionalius sprendimus,
arba netgi jo paklausę, jūs pasakojat savo tuos melus, kad nedraugaujat su skaičiais, tarp tų dviejų buhalterių matyti ten vyksta konkurencija. Ir tada turbūt nelabai draugaujat su pinigais ir su skaičiais. Jeigu jūs klausot pragmatiko, kuris sako, kad velniop visas tas emocijas, čia nieko nereikia, čia taip, tik tai be reikalo gaišinamas mūsų laikas ir eikvojama energija, tada greičiausiai nėra labai sklandus jūsų santykiai su artimaisiais, su aplinka. Taip, galbūt jūs esat labai finansiškai sėkmingas, bet laimė ne vien tik tai finansuose ir ne vien tik tai sėkmė. Laimė susideda iš daugybės komponentų ir geri santykiai į tą būtinai yra įskaičiuoti. Tai visada rasite savo harmoningiausią ir fainiausią sprendimą ir labiausiai savo tinkamą tada, kai jūsų abu buhalteriai bus gerai treniruoti ir kai jūs abu juos išklausysit. Tai tiek šiandieną. Kiekvienas mes turim 2 buhalterius. Kiekvieną iš jų, abu juos reikėtų patreniruoti. Pinigai labai mėgsta būti skaičiuojami ir galit jūs patikėti tą savo asmeninių pinigų skaičiavimą kažkam tai kitam, jeigu mes kalbam apie asmeninius finansus, bet turit susitaikyti su tuo, kad jeigu tas kažkas pasitrauks iš jūsų gyvenimo, tai ta finansinė laisvė irgi greičiausiai pasitrauks. Nes nei vienam iš mūsų nekyla klausimas, o kodėl aš asmeniškai turiu sėsti į stomatologo kėdę, kai aš tvarkausi savo dantis. Mes tiesiog nueinam, atsisėdam ir ten išbūnam, nes mes norim sveikų dantų. Bet kodėl aš turiu skaičiuoti savo pinigus, tai labai dažnai tas klausimas kažkodėl tai kyla. Arba jeigu, sakykime, aš noriu faino sportiško kūno, tai aš turiu judėti, einu į sporto salę ar ten kažką darau, kad tokį kūną turėčiau. Bet jeigu noriu finansinės laisvės ir pilnos piniginės ir gražaus balanso atsiskaitomoji, tai vis dar yra gaji ta pagunda, kad kažkam perleisiu tą nemalonę užduotį skaičiuoti, analizuoti, pažindinti su tuo, stebėti ir panašiai. Tai žinokit, neperduosit. Jūs galite labai susipaprastinti ir tam yra begalė pagalbininkų, versle tai yra buhalteriai, asmeniniuose finansuose yra įvairūs apsai, Exceliai, kas tik tai norit, begalė pagalbininkų, bet su jais reikia karts nuo karto pasikalbėti. Ir jiems karts nuo karto reikia skirti laiko. Tai kiek gerą jūs pagalbininką savo susirasit ir kaip fainai jūs su juo susidraugausit, tai nuo to priklausys, kiek sėkmingi finansiškai jūs būsit. Bet laiko tam vis tiek reikės kažkiek. Galbūt visiškai nedaug. Iki sekančių.